Sveiki žvėjai. Sveiki. Kągi įsibėgėja, įpusėja spalis, o kartu su juo ruduo, keičiasi metų laikai, tačiau vienas dalykas nesikeičia. Šiandien Kimba komanda, kaip visada, sveikinasi su jumis šalia vandens, ant vandens kranto, ir šį kartą su Ugniumi esame ant Kauno marių kranto ir pabandysime pagauti vidurio rudens ešerį. Gaudėme juos berods rugpjūčio pabaigoje, tada įsitikinome, kad Kauno mariose jų yra ir pažiūrėsime, kaip jie laikosi, kaip ir kur jie laikosi rudenį. Pažiūrėsim, ar jie ruošiasi žiemai. Taip, kaip jie ruošiasi žiemai, ką valgo ir kokiais būdais juos geriau sugvilioti. Taigi lipame į valtį ir kaip visada plaukiame į Kauno marias. Kągi Ugnius pamažu tvarko mūsų įrangą, nustatinėja echolotą, GPS imtuvą ir variklį. Nu, aš trumpai pristatysiu šiandienos idėją. Kaip matot, mūsų valty yra net 5 spiningai, iš tikrųjų 4 pagrindiniai, 1 paėmėm operatoriai. O jeigu kalbėt apie tuos spiningus, su kuriais šiandien Ugniumi gaudysime, tai iškart galiu pasakyti, kad šiandien žvejosime 2 būdais. Vienas iš jų mums įprastas ir gerai pažįstamas ir jau iki kaulo, galima sakyti, įsivėdęs į kūną. Tai yra žvejyba mikromasalais ir šiandien žvejosime be abejo jais. Nu, kitas būdas, kuris dar tik skinasi kelią į Lietuvos spiningautojų širdis, tai yra žvejyba dropshot metodu ir jam paėmėm po atskirą spiningėlį, apie juos vėlgi pakalbėsime šiek tiek ir apie patį žvejybos būdą. Štai vagos šlaitas prasidėjo ir iš karto matome žuvies simbolį. Taigi, vienas iš pirminių patarimų rudenį atšalus vandeniui, kada temperatūra 90 laipsnių, taigi ir ieškoti vagoje žuvies, jeigu yra ant vagos šlaitų. Taigi stosime, manau, šiandien į 12-13 metrų, nes čia vaga tiek ir siekia gylio, pačios giliausios vietos. Ir mesime į 9-10 metrų ir ridensime žemyn. Pradedam žvejybą, pirmieji metimai. Ir abu su Ugnium nusprendėme pradėti nuo mikromasalų, tradicinės žvejybos. 10 gramų galvakabliai, ganėtinai sunkus ploni valai, aktyvus tuksėjimas į dugną, tam, kad patikrinti, ar ešeriai šiandien aktyvūs ar ne. Užsinkaravome į 9 metrus. Šlaitas nestaigus pakankamai nueina mums į metimo kryptimi. Ir taip šį kartą galima sakyti, po truputį netgi keliame masalus į šlaitą. Beje, bičiuliai, kol nepamiršau, kas dar nematėt žinių, neskaitėt internetinių portalų, iš tikrųjų yra galinga ir džiugi žinia. Lietuvos spiningautojų ekipažas praėjusį savaitgalį tapo pasaulio čempionais. Įsiklausykit dar kartą, Lietuvos spiningautojų ekipažas Janas Prelgauskas ir Vladas Valukonis, mūsų bičiuliai, tapo pasaulio spiningavimo iš valčių čempionais. Taigi dar kartą sveikinu Vladą su Janu, na, o visus kitus Lietuvos spiningautojus, kurie domisi sportu, spiningavimo sportu, kviečiu kitais metais prisijungti prie Lietuvos spiningautojų lygos ir galbūt sudalyvavus jos rengiamose varžybose apgaudyti pačius pasaulio čempionus.
Monstrai pirmieji. Kągi, pirmas sustojimas aukščiau, 9 metruose, nieko nedavė. Leisimės gilyn. Ne paskutinėje vietoje, kaip visą laiką, yra teisingos spalvos atradimas, tai šiandien keičiam. Galvoju, reikia pabandyti kažką į melsvą atspalvį, nes ant tų tepalų, rudų visų kažkas lyg tai kramto, bet nepaima. Dabar atsistojam pagaliau dar giliau, 14 metrų gylį. Net žiūrėsim, kas čia užkipsnai. Na va, po paskutinio ištraukto mano starkiuko ant mikromasalinio spiningo sulaukėme dar su ugniumi keleto kibimų. Ir vėlgi panašu, kad kapoja va šitam 14-13 metrų gylyje starkiai, nes tokie aštrūs smūgiai, bet su minkštesniu spiningu neįmanoma jų įkirsti. Ir sulaukėm keletą nutrūkimų ir dabar sukamės iš padėties. Iš tikrųjų susiradom jau kokie įmanoma sunkiausi galvakabliai buvo pas mus dėžutėse mikromasalinėse. Ir štai galvom, reikia pasunkinti juos, nes apačioje jaučiasi toks pominkštis dugnas ir panašu, kad reikia tą ir sukelt dumbliuką ir galvom, arba starkienas užkips, arba galbūt ir didesnis ešerys. O, yra! Ką žvejybos eigoje šiek tiek tenka keisti planus ir abu su ugniumi iš savo dropshotinių sistemėlių persidarėme vėlgi tradicinės sistemas su sunkesniais galvakabliais. Tiesa, tų sunkiausių ir galingiausių nei spiningų nesame paėmę į valtį, nei galvakablių, tad teko suktis iš padėties ir užsidėjome pas mane berods 17 ar 14 gramų galvakablius, ugnis mačiau irgi ten dėjo gal apie 20. Nes
ant minkštesnių mikromasalinių spiningėlių sulaukime tokių kibimų, kad tikrai panašu, kad tai buvo starkiai, tiesiog neina su minkštesniu spiningu, panašu, kad prakirsti jų kieto gomurio. Taigi dabar užsidėjome būtent ant tų dropshotinių kietesnių spiningėlių sunkesnės sistemas ir bandysime pagauti galbūt vieną kitą starkį. Ir manau, kad ir ešerys turėtų nespjauti, nes vis tiek masalas pakankamai nedidelis, šiek tiek aktyvesnis, šiek tiek stipriau bumsės į dugną ir manau, kad šitas keitimas turėtų išeiti į naudą. Kadangi galvojame žvejoti būtent su dropshot sistemėlė, tai valas bent jau ant mano spiningėlio yra pakankamai plonas, 0,8 arba 0,1 diametro nanofilas. Ir būtent kaip pradžioje galvojau, dropshotui šiandien paėmiau tik Tinbite spiningėlį, 7 pėdų ir 3 colių ilgio. Iš tikrųjų nerealus meškerykotis, su juo jau nemažai praleidau laiko rudens pradžioje, vasaros pabaigoje, lengvais masalais žygaudamas lydekas ir kaip ir galvojau prieš tai, kad jis bus tikrai nepamainomas būtent ir dropshotui, nes jis pats iš savęs yra labai lengvas, taipogi labai greitas, kas reiškia, kad dirba tik jo viršūnė metimo metu ir traukiant masalą. Na, o užkibus žuvį tikrai gerai amortizuoja smūgius, nes užkibus žuvį jau jisai lenkiasi į pakankamai gražią parabolę. Nu va, kaip ir galvojam, galvakablių pasisunkinimas pradeda duoti vaisių. Na, šiandien vis dažniau mus džiugina ne ešeriai, o starkiukai. Nėra didžiųjų, bet... Dar kartą keičiame vietas ir šį kartą užinkuravome valtį 11,5 metro ir vagos šlaitas mums yra iš dešinės ir su ugnimi pasitarę pagalvojom, kad reikia nuolat keisti, ypač prie tokio neypatingo aktyvumo žuvies, reikia nuolat keisti vietas, praktiškai gali žvejoti vos ne toj pačioj vietoj, tačiau nuolat reikia pakeisti masalo pravedimo kampą. Ar traukti į šlaitą, ar nuo šlaito, ar išilgai šlaito, nuolat skirtingai paduoti. Ir tai kiekvieną kartą pakeisdami vis atsistoji, keletas metimų, sulaukiam vieno kito kibimo, o paskui mėtyk, nors iki pamėlynavimo nieks nekimba. Ir vėl pakeičiam vietą, vėl keli kibimai. Šiandien mūsų su ugnim planuose buvo žvejyba dropshot metodu, tačiau kiek bandėme, tikrai ne vienam sustojime žvejoti šiuo būdu, nesulaukėme nei kibimo. Kaip tik atvirkščiai šiandien šiek tiek geriau veikia būtent kuo griežtesnis pravedimas klasikiniu džigavimo būdu, sunkinant galvakablį ir vedant kuo didesniais šauliukais. Taigi šiandien manau, kad ir apie dropshot metodą daugiau nekalbėsime, pasiliksime šitą temą kitoms mūsų laidoms. Manau, kad dar labiau užšalus vandeniui tikrai jis bus daug rezultatyvesnis už įprastinį mums žvejybą ir tada papasakosime apie jį išsamiau. O šiandien liekame prie to būdo, kuris veikia geriau ir žvejojame toliau.
Na tikrai visai smagi žvejyba. Įsibėgėja. Ir kalbant apie spalvas, masalų, tai šiandien pasitvirtina taisyklė, kad tamsią dieną tamsi spalva. Atkreipkite dėmesį. Na, praktiškai šiek tiek toliau patraukus ranką jau išnyksta vandens ir štarūko fone. Bet kažkodėl starkiam ir ešeriam patinka. Neklauso manęs šitas žuvis. Kažkodėl tai, nežinau, bičiuliai. O, starkis. Išlindo saulė ir kibimai seka vienas po kito. Iš tikrųjų dabar jau nebekeičiame vietos, o tiesiog galima sakyti, sukamės aplink savo ašį, mėtame į visas pusės. Į vieną pusę mėtant nustoja kibimas, metame į kitą, keičiame spalvas tiesiog ir vis keičiant spalvas, vis vienas po kito, galima sakyti, traukiame ešerius. Atsiliepia. Ant vienos spalvos nustoja, pakeiti spalvą, vėl kibimas. Na ir va taip gaudome iš tikrųjų. Reikalai, galima sakyti, pasitaisė į gerąją pusę ir žvejyba tampa dar malonesnė. Manau, tiesiog ryte truputėlį kišo koją rūkas. Įsisklaidžius rūkui, ypač saulė išlindus, suaktyvėjo stipriai ešeriai. Šiandien visas gal Kauno marių. Visus variantus. Jo, sugaudėm. Kauno marios tuo ir įspūdingas vandens telkinys, nes iš tikrųjų net žvejodamas su mikromasalais niekada negali būti tikras, ką įkirsi. Ir kas paprašys valo. Na ką, smagi dienos pabaiga. Iš tikrųjų, saulė išlindo gerokai po pietų. Ir antrą dienos pusę. Jo, ir pirmąją dienos pusę, kaip matėte, klaidžiojom rūke ir tikrai reikėjo pasistengti tam, kad suvilioti bet kurią žuvį. Kaip matėte, ir keitėm, ir sunkinom galvakablius, ir aktyvinom pravedimo technikas, ir apskritai tikrinom
kasgi veikia geriau ir kaip paaiškėjo dienos bėgiai, kad šiandien dropshot sistemėlės visiškai nepasteisino, todėl apie jas daugiau ir nekalbėjome. Paliksim šitą temą kitam kartui. Na, o kaip matėte, su įprastiniu džigavimo būdu viskas yra gerai. Tiesiog reikia dienos bėgiai sekti. Padirbėti tų klausimų, nes tikrai svarbu keisti galvakablių svorius, spalvas, guminukų formą tą pačią ir būtent stebėti, kur yra žuvies susibūrimai. Tai kaip ir šiandien pradėjome 9 metrai 10, vėliau slinkome į patį vagos vidurį, 14 netgi buvo, 13. Na, ir viskas keičiasi dienos bėgyje ir oro sąlygos taipogi. Ja, šiandien oro sąlygos iš tikrųjų pasikeitė kardinaliai ir būtent po to pasikeitimo kibimas atsirišo, galima sakyti, jau nereikėjo per daug ir stengtis. Atsirinkom spalvą ir sugaudėm keletą tikrai smagių ešerių. Na, kol buvo sudėtinga ir sunku, tai geriausiai veikia tos spalvos, kaip aš sakau, būtent tokios spalvos, kaip buvo ir aplinkinis oras. Toks kažkoks pilkas, niaurus ir tamsus. Vat štai šie reinsai dovanoja mums kelias smagias žuvis tada, kai kibimas buvo visiškai neaktyvus. Kągi, tokios žinios iš Kauno marių. Iš tikrųjų, manau, bičiuliai, jeigu pataikysit ant geresnio, pastovesnio oro, tai tikrai galime labai smagiai pažvejoti ešerių. Jie tiesa jau yra gerokai giliau negu buvo rudens pradžioje ir manau dar slinksis giliau. Tiesiog kiekvieną savaitę sąlygos keičiasi. Taip. Tad atvykus prie vandens verta šiek tiek praleis laiko, paieškot, atsirinkti masalus ir vietas, o tada žvejot smagiai ir gerai leis laiką, kaip šiandien padarėme su Ugnium. Ačiū Ugniui už puikią žvejybą. Susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Viso.